Sveiki, kas prisijungia paklausyti NFL Lietuva 3 lygos 24 metų drafto apžvalgos. Čia kamuolys ovalus, sugrįžimas po berods poros metų prie mikrofono. Šį kartą tik tai aš Algirdas. Gal sezono eigoje šitą tradiciją atgyvensim ir bus norinčių prisijungti ir galėsim pakalbėti daugiau apie lygose esančią situaciją. O kaip jau ir minėjau, šiandienos tema – sekmadienį įvykęs mūsų 3 lygos draftas. Jeigu neklystu, tai bus jau 11 mūsų lygos sezonas. Bijau sumeluoti su statistika, va gaila, kad neišsitraukau prieš tai. Berods 5 kartus tą lygą yra laimėjęs Adomas, berods ir jisai pernai irgi laimėjo. Tai tiesiog nesuvaldomas ir nesutramdomas mūsų žvėris konkurentas. Ir žiūrėsim, ar šiemet pavyks kažkam iš mūsų pagaliau jam pasipriešinti. Galbūt tai bus naujokas Davidas, o galbūt kažkas iš tokių pačių senbuvių, kurie jau 11 metų kartu, kaip aš, Justas, ar Eimantas, ar Rimvydas, pamatysim. Tai gerai, pereinam į draft boardą. Labai nesklandžiai, bet tebūnie. Jo, tai trumpai apie mūsų draftą, apie mūsų lygos taisyklės. Tai kaip matot, turim 12 komandų, scoringas PPR'as, bet įdomiau nuo kitų turbūt lygų, aš sakyčiau, kad įdomiau, čia aišku klausimo reikalas, yra tai, kad mes žaidžiam Superflexą. Tai Superflexas reiškia, kad pas mus galima startinti ir antrą quarterbacką. Neprivaloma 2 quarterbackus startinti, Superflexo vietoj gali ir kitos pozicijos žaidėjas startuoti, ten pavyzdžiui per vykus ar traumas, jeigu tau jau labai nėra ką ten pastatyti. Bet iš esmės dažniausiai visi startuos 2 quarterbackus, nes quarterbackai renka daugiausiai taškų. Šitas pasikeitimas yra labai svarbus, iš visos loginės pusės, nes vis tiek nenori, quarterbackas yra svarbiausia pozicija NFL ir lengviausia ir žiūrint varžybas matyti, ar gerai tavo žaidėjų sekasi ar ne, nes kartais receiverio ar kokio running backo, taip jeigu ten kokį big play'ų padaro, tai matai arba nematai, jeigu žiūri red zone, bet gali pražiopsot, o quarterbacką visada matysi, kaip ar jisai gerai performina, ar blogai performina ir tuo labiau šitą taisyklę skatina quarterbackus būti draftinamus aukštai, o tenais nesu late round QB sukti streaminimu, kas ilgą laiką buvo optimaliausia strategija su quarterbackais. Ir įneša daug daugiau įvairovės iš tikrųjų draftus, tai nes tu gali draftą pradėti keliais skirtingais būdais ir turi labai skaičiuoti savo alternatyvius kaštus, ką tau labiausiai apsimoka tai vietoj daryti ir ko ne. Ok, tai kaip ir minėjau, tai iš esmės vienas quarterbackas, 2 running backai, 2 receiveriai ir tight endas tradiciškai starte, plus vienas superflexas ir plus 2 paprasti flexai, tai yra running backas, receiveris arba tight endas. Tai va, draftas šį kartą buvo labai sunkus, nes buvo nustatyta 6 sekundžių per piką, iš tikrųjų per valandą ir sudraftinom, tai gal biškį ir per greitai, bet kiek po to visi kalbėjom, tai buvo labai intensyvų, gal biškį minutės ir mažoka, nes net nepavyko visų bokalų Route 66 sutvarkyti drafto metu, tai tokia jau problema. O kadangi mūsų podcast'o pavadinime kamuolys ovalus yra ir kitas žodis, tai tą progą atsidarom ir pradedam nuo pirmo sloto, tai čempiono Adomo Mugatronų komandos apžvalgos. Ok, tai dar koks niuansas, ko nepaminėjau šiek tiek prieš tai, tai pas mus quarterbackom yra biški toksai kitoks scoringas padaręs. Mes esam padarę passing touchdownų skorą, taškus už passing touchdowną padidinę iki 6 taškų ir tuo pačiu padidinom ir interceptiono, taip sakykim, baudą, nes ta tradicinė bauda -2 taškai, bet mes už interceptioną padarėm -4 ir dar papildomi -2 laukia, jeigu tu numetei pick sixą. Tai iš esmės tam, kad biški pakelti vertę tų quarterbackų, kurie yra taiklesni ir daro mažiau klaidų, o ten pavyzdžiui galbūt tokie
quarterbackai, kurie daugiau rushina ir galbūt ne taip taikliai meta, kaip aš įsivaizduoju, galimai bus šiemet koks Jayden Daniels. Tai tokiem quarterbackam biški sureguliuoja, taip sakykime, pagal realią quarterbacko naudą labiau negu kad jeigu būtų tiesiogiai tas tradicinis scoringas, kur visiškai dominuoja rushinaantis quarterbackai. Čia aišku irgi dominuoja rushinaantis quarterbackai, bet bent jau kažkiek yra pakelta ta vertė tų gerai pasuojančių. Tai va, tai Adomas pradėjo su Mahomesu, čia viskas tvarkoja, aš manau, aš iš vis turėjau ten labai didelį, gal 8 žaidėjų tyrą su 4 quarterbackais, 3 running backais ir 1 receiveriu. Ir kartais netgi buvo galima ir dar vieną receiverį pridėti, tai Mahomesas buvo tam dideliam tyrė ir čia viskas tvarkoja, net neverta apie tai kalbėti. Aš tik tai manau, kad kiek, nežinau, pabandžiau prieš tai kelis mock draftus pasiraninti, tai man nepatiko, jeigu aš pradėdavau be quarterbacko ir anksčiau, kiek šitoj lygoj žaisdavau, tai aš toksai būdavau, kur stengiasi pradžioj į bent jau pirmam rate į quarterbacką nesuinvestuoto, tenais tada galia lieka tokie kurių nebaisiai norisi, tai aš ir pats džiaugiausi, kad gavau pasirinkti top 4 poziciją draftą, tai va, Adomas irgi pradėjo su elitiniu quarterbacku, Mahomesu, ir čia nėra daug apie tą piką kalbėti. Tada antro rato pabaigoje paimtas Puka ir šalia jo Jordan Love'as ant apsisukimo. Tai dėl Love'o aš visiškai pritariu ir dėl Pukos irgi iš tikrųjų šitoje vietoje nebent gal būčiau svarstęs running backą vietoj Pukos, o Love'as manau, kad labai gerai šitoje vietoje, nes man atrodo toksai tyro pabaigos žaidėjas, tenais vėliau išėjo Purdis, Lawrence'as jau trečio rato gale, Goffas, bet aš iš Love'o tikiuosi šiek tiek daugiau taškų negu iš jų ir puikiai pradžia su quarterbackais. O sprendime tarp receiverio ir running backo buvo receiveris pasirinktas ir žiūrim, ką toliau pasidarė Adomas. Tai vėliau jisai paėmė 4 ir 5 rato apsisukime, 4 gale reiškia Jacobsą su DJ Moore'u. Tai Jacobsui nusimato tikrai gan stiprus bell cow rolas. Ten tau gali tas Jacobsas patikti, nelabai gal patikti, bet viskas irgi, sakyčiau, puiku, turi tokį ganėtinai tvirtą, kad ir gal ten koksai RB10 pagal savo poziciją padraftintas, bijau dabar sumeluoti kelintas čia running backas, bet viskas gerai. Ir po 5 ratų yra 2 tikrai stiprus ir vieni geriausių lygoj, manau, bus quarterbacko. Aš dabar, kai žiūriu, man turbūt labiau gerai, dar prieisiu prie kitų komandų, bet vos negeriausi quarterbackai lygoje, jeigu taip sakykim, stiprus running backas ir 2 labai geri receiveriai, tokie low-end VR1, gerai, gal labiau high-end VR2, bet all good. Tada ant 6-7 ratų Kittlas ir Xavier Worthy iš Kansas City'o. Tai vėl irgi sakyčiau, kad puikiai su tight endu šitoje vietoje pataikyta, nes 6 rato galas, aš sakyčiau, kad jau yra ok, kada galima imti, ir Kittlas, manau, kad vis tiek žais gerai, Ajukas ten praleido daug kempo, tai tikėtina, kad ir sezono pradžioj gali būti, kad Kittlas gaus daugiau volumo to pasekoje. Galų gale yra vis tiek tas contingent upside, taip sakykime, jeigu gauna traumą kažkas iš San Francisco ar tų 2 receiverių arba CMC, tai Kittlui irgi tik į naudą ir jisai ten gali būti žvėris šitoje vietoje. Tai viskas ok, čia su tight endu šitoje vietoje. Worthy šitoje vietoje, ar būčiau ėmęs jį? Jo, sakyčiau, kad ok, nes aš tai tikiu juo, bent jau tiek separation'o jisai, pavyzdžiui, sugebėjo susikurti per preseasoną ir atrodo, kad Hollywoodas vis tiek dar yra traumuotas ir gal ne taip greitai tą komandą įsijungs ir field stretcheris bus bent jau sezono pradžioje pagrindinis, kas rookiui labai turbūt svarbu yra gauti žaisti iš karto pradžio, tai viskas ok.
Montgomeris tuomet 8 raundo pabaigoje ir Christian Watsonas 9 pradžioj. Jo, aš galbūt kokį Javonte Williamsą būčiau ėmęs iš tos pusės mieliau, nes tikėčiausi daugiau upside'o natūraliai be Gibso traumas, nes tam, kad Montgomeris ten būtų absoliutus žvėris, jam reikia, kad Gibsas susitraumuotų, aišku, Gibsas turėjo traumelę kažkokią, bet, žodžiu, viskas tvarkoja. Normalus pikas. O Christian Watsonas, aš ten jo gal šiek tiek mažiau tikiu, bet jau čia prasidėjusi tokia receiverių grupė, kur nebaisi tu kažko galbūt kito ir norėjai imti. Tai viskas tvarkoja. Tada 10-11 raunduose Chase Brownas, Shakiras. Vėl Chase Brownas man šitoje vietoje labai patinka. Šitoje vietoje aš ypač pradėjus tik tai vėliau gavus tą savo running backą, tai reikia toliau tų running backų ieškoti. Shakiras irgi gerai kaip 5 receiveris, kadangi Curtis Samuel turėjo turf toe traumą, ko aš labiausiai bijojau Billsų backfieldą, kad Shakirui sudarys konkurenciją, tai manau, kad Shakiras turėtų būti tikrai gerai šiais metais, nebent ten Kinkeidas labai sprogs ir vis tiek jie tokie slotą daugiau žaidžiantis bus, manau, Shakiras ir Kinkeidas ir Curtis Samuel, o ten iš tikrųjų nežinom gerai gal kas tiek outside žais, bet jo, tos konkurencijos bus, tai jeigu tų trumpų pasų daugiau susirinks Kinkeidas, tai gal čia yra nokas Shakirui, bet 11 rate tai vis tiek puikus value. Tada 12 ir 13 ratuose Taysom Hillas ir Justin Fieldas. Taysom Hillas viskas tvarkoja ir man labai patinka tas pikas. Čia jisai dar ir dual eligibility turi, tai nors ir nemanau, kad jeigu gautų traumą Karas, eitų žaisti Hillas, aš manau vis tiek Ratleriui greičiausiai arba kas ten Jake Haener ar Jaren Hall, neatsimenu, kažkuris JH quarterbackas pas Saintsus yra kaip backupas. Tai va, bet kaip taitandas jisai gali labai nemažai taškų skorinti, bet ne tiek iš receivinimo, o iš rushinimo, nes nėra aišku, kas ten už Kamaro žais. Jamalas turėjo labai prastą sezoną pernai ir klausimas, ar jau ten nėra jo karjeros saulėlydis visiškas. Kenry Milleris nežaidė pre-season, nesitreniravo netgi, taip sakykime, normaliai pre-seasone ir yra PUP ar IR. Tai labai tikėtina, kad bent po kelis rush attemptus turės Taysom Hillas. Tai fainas pikas, šitoje vietoje aš būčiau labai patenkintas. Ir man rodos, šitoje vietoje man biški netgi skaudėjo, kad Taysom Hillas buvo padraftintas. Fieldsas, man biški per anksti. Tai ok. Ir tuomet, Brisetą ar buvo galima imti. Gal, bet aš manau, kad aš šitoje vietoje būčiau geriau running backą dar bandęs kokį paimti, nes dar krūva labai su upside'u nemažai running backų. Po to 14 ir 15 raundo apsisukime paimtas Pyranas ir Gabe Davisas. Aš Gabe Davisu per daug netikiu, bet čia 15 raundas tai dzin. Pyranas gerai, jeigu kažkas nutinka Pačeko, tai greičiausiai bus pagrindinis running backas, nes visi kiti pas juos ten undrafted rookiai arba CEH, kuris irgi traumuotas ir nežinia kada žais. Ir pačioje pabaigoje paimtas Jordan Masonas irgi. Mes galvojam, kad jisai turėtų būti pagrindinis backupas už CMC, bet nežinom, gal ten tuo metu išaiškės, kad kažkoks keistas komitetas iš kažkelių žaidėjų San Franciske būtų, tai taip sakykim. Viskas tvarkoja, su to piku, geras pikas to vietoj, bet tai šita komanda man tikrai patinka. Galimai norėčiau savo keisti, bet dar pakalbėsiu apie savo komandą, kaip prie jos prieisiu, kas man joje patinka ir kas ne. Ir perinam tada prie antrojo piko. Tai iš antrosios pozicijos draftino Žygis. Žygis webinarus, podcastus įrašinėjo užvakar kitokius, darbinius. Tai tikiuosi, kad jam sekėsi geriau negu man ir turės daugiau perklausų jo podcastas negu mano. Bet, ok,
Tai žygis iš karto šovė su Tyreek Hillu, kas buvo gal biškai netikėtumas, nes ten jeigu ne quarterbackai imi, tai gal būčiau labiau tikėjęsis CMC, bet viskas ok. Tiesa, žygis Dolphinsų fanas, tai normalu. Ir tada antro rato gale jisai gavo Kyler Murray, kas yra žiauriai puiku, sakyčiau, aš Kyleriu pakankamai tikiu šiais metais ir Arizona pačia, manau, kad dar pajudės į priekį tą komandą, tai sakyčiau, labai gerai gauti antro rato gale tokį žaidėją. Saquonas trečio pradžioj, jo, okei, man ten turbūt ir būtų buvęs sekantis running backas, kur aš, pavyzdžiui, toje vietoje ėmiau Gipsą ir sekantis išėjo Saquonas, tai viskas gerai. Ir tuomet ketvirto rato gale paimtas Caleb Williamsas, irgi sakyčiau labai gerai, nes turi ir biški rushing upside ir, turbūt geriausias first overall quarterbackas draftintas ever, tiksliau į geriausią situaciją first overall patekęs quarterbackas. Tai irgi tikėčiau, kad tos dividendus jisai grąžins ir jo. Tuomet penkto rato pradžioj Dixas, irgi viskas tvarkoj, aš aišku ten turėjau savo kitą targetą, kur ten gali sakyti, kad Neighborsas geriau, bet nesiginčysiu per daug. Tada šešto rato gale Kamara, kas irgi yra puiku uždaryti savo RB2 su Kamara, tai čia jau vienas stipriausių tikriausiai bus running backų komplektų lygoj. Septinto rando pradžioj Engramas, jo, turbūt okei. Aš gal biški bijau, kad kai atėjo, kas Brian Thomasas pas juos atėjo, kas dar į Jacksus atėjo, išėjo Ridlis ir Kirkas sveikas bus. Tai aš gal galvoju, biški bijau Engramui, kad jeigu Kirkas bus sveikas, tai mažiau tų targetų bus. Bet pažiūrėsim. Pavyzdžiui, Tautvydas labai tiki, kad darys žingsnį į priekį Jacksai, tai gal ir Engramo tas volumas, kurį jis turėjo kosmiškai didelį pernai, tai viskas bus gerai ir septintam rate viskas tada tvarkoja. Aštunto gale Mostertas, jo, viskas tvarkoja, ypač, aišku, jam ten kiek 3-2 metai, bet vis tiek tenais bus Miami komitetas ir kol Mostertas sveikas bus, tikrai bus galima į flexą leisti jį. Tuomet 9 pradžioj Ladd McConkey. Žiūriu, ar kažkas išėjo po to toliau. Gal būtų keli receiveriai, kuriuos aš būčiau mieliau ėmęs toje vietoje. Bet neypatingai taip turbūt sakyčiau. Viskas tvarkoja, ta prasme. Yra šansų, kad bus pagrindinis receiveris Chargerių. Ypač antroji sezono pusė gali grąžinti dividendus. Dabar, aišku, turbūt teks jį startinti ir jo, jisai dabar teoriškai į startą turėtų eiti. Xavier Legette 10 raundo gale. Šitas, nežinau, man Carolina mažiau patinka, ypač jie, kadangi turi ir Deontay Johnsoną, Thielenas, nežinau, kiek ten bus dar toks baisus, bet man būtų čia koksai kitas receiveris gal biški labiau patikęs, bet irgi nieko baisaus. Jalen Wrightas 11 rato pradžioj. Aš nenorėčiau plakti iš to paties backfieldo kelių žaidėjų, nes biški savo upside'ą kepini. Tai šito būčiau gal stengiasi išvengti, bet 12 raundo gale gauti Jameson Williamsą, kurį aš turbūt imčiau ir virš McConkio ir virš Legette. Tai puikus values šitam 12 rate, tada Godartas pridėtas 13 rate, kas irgi gerai, nes jei kažkas nutiktų Engramui ir iš bėdos gali turbūt ir į flexą leisti. Pamatysim, kaip tenais Eagles atrodys tas puolimas ir kaip išsiskirstys tas target share'as, bet Godartas turbūt vis tiek bus. Aišku, atėjo Barklis, kuris gerai gaudo, tai irgi dar galbūt atims targetų iš tos serijos, kur Godartas pagrindė gaudavo, bet pamatysim. Tuomet Dodsonas 14 rate. Gal, bet aš nelabai tikiu, kad Dodsonas gali kažką daugiau parodyti, jeigu nėra traumos AJ Brownui.
Devontai Smithui arba Goldartui. Tai mano tokia nuomonė. Gibsonas 15 rate tvarkoj. Sam Howell 16 rato gale irgi manau, kad nėra labai blogas bandymas. Gal jau tuo metu jau ir autopikino iš tikrųjų žygis, nes kažkada atsimenu lygtais atsijungė jisai nuo draftą, bet šiaip overall neblogas. Draftas labai stiprus running backai, puikus quarterbackai. Aš pagal value quarterbackų man netgi labiau, ta prasme turint omeny, kur tie quarterbackai buvo gauti, kad, skaityk, beveik 2 ratais jie vėliau gauti negu kad Adomas savo Mahomesą su Lovu, žygis pasiėmė Kylerį su Caleb'u, tai sakyčiau puikios value. Receiveriai, aišku, turi Tyreekas su Dixu, viskas tvarkoja, ir tada Jameson Williamsas puiku, ir jo, o McConkey ir Leggett, jeigu išaus, tai irgi ten bus dar papildomas fleksas. Tai labiau man gal Adomo komanda patinka, bet ir šita tikrai puikia komanda. Taip, iš 3 pozicijos draftino Rimvidas, ir Rimvido pradėjo su Josh Allenu, nėra čia labai ką komentuoti. Tada apsisukime grįžo su Marvin Harrisonu, kas irgi yra ok. Aš turbūt galbūt kokį Olave būčiau draftinės, vis tiek nenori yra rūkis, tai kad jisai grąžintų savo vertę, jisai turi turėti labai jau tokį istorinį, kaip sakykime, kaip rookie wide receiver sezoną, nes nėra tiek daug buvusių, kurie taip iš karto deliverintų, bet pamatysim. Turbūt pagal reitingus visokius, tai jisai čia kaip ir tvarkoja atrodo. Kairenas 3 rato 3 pozicijoje viskas tvarkoja. Turbūt jo, viskas gerai. Tada 4 rato gale Laporta. Aš šiaip čia superflexas, tai aišku reikia mums atimti kokius turbūt quarterbackų, kiek čia jau buvo padraftinta, tikrai virš 15. Tai jeigu čia būtų 3-3 pikas apie 30, tai kaip ir ok, man dar, nežinau, aš šiemet labai skeptiškas su ankstyvais tight endais netaitant premium lygose. Tai man šiut per anksti ir gal šitas nebaisiai patinka, bet tikrai geriau negu Kelsi 3-9 pozicijoje, tai bent jau tą pasakyčiau. Tuomet Cousinsas 5-3 paimtas. Aš bijau, aišku, po Hilo žaidėjo sugrįžtančio, dar į naują komandą. Dar jie pasidraftino tą Penixą taip aukštai, tai nežinau, ką jie apie Cousinsą galvoja ir jo situaciją, kad taip pasielgia, bet tebūnie. Kaip antras quarterbackas, tuo labiau, kad, aišku, buvo galima Daniels arba Herbertas, Rodgersą Staffordą imti. Danielsą būčiau ėmęs turbūt aukščiau. Turbūt ir Rodgersą su Staffordu irgi galbūt. Aišku, Rodgersui tos pačios baimės galioja praktiškai kaip Cousinsui, tai čia. Tebūnie, bet Staffordą turbūt būčiau ėmęs aukščiau. Ok, tada 6 rato gale T. Higginsas. Viskas tvarkoja, tada Pickentsas 7 pradžioje irgi gerai. Godvinas 8 rato gale irgi puiku, uždarytas 4 receiveris. Ir tada 9 rato pradžioj puikiai paimtas antras running backas Javonte Williamsas. Ir 10 rato gale vietoj to, kad dar biškį pahamerintų daugiau running backų tuo metu, paėmė Derek Carrą ir Bryce Youngą ant to paties apsisukimo skaitykim. Aš manau, kad labiau reikėjo į running backus orientuotis šitoje vietoje, bent jau aš tai būčiau daręs, bet Rimvidas aktyvus, tai galbūt ištreidins kažkokį vieną kažkokiam QB nelaimėliui, kas galbūt labai vėlai susidraftino. Eugenijus, pavyzdžiui, yra neturintis nei vieno, tiksliau, vieną tik tai quarterbacką, kurį šiuo metu startina. Tai jo, galbūt Eugenijų ištreidinsi už kokį running backą ar kažkokį komplektą ir bus gerai. Tai va, bet šiaip startas jau yra labai stiprus ir viskas, sakyčiau, su juo tvarkoja. Tada dar pridėtas Chuba, kas irgi tvarkoja, mes nežinom, kaip ten bus su Brooksu ir jo sveikata eigoje, bet kol kas Chuba yra starteris.
J.K. Dobbinsas irgi tokiam neaiškiam backfield'e 13 rato pradžiai pasimti irgi, sakyčiau, puikus value. Moonis 14 rate. Jo, kaip ir nėra aiškus antras receiveris ir pasirodo Pitsui hamstringo yra trauma kažkokia. Tai gali Moonis ir ten grąžinti dividendus. Ir tada Thielenas su 15 raundo pradžioje ir 16 raundo pabaigoje Michael Wilsonas. Nu, Michael Wilsonas, sakykime, man iš šitų 3 paskutinių pikų labiausiai patinka, kurį labiausiai būčiau norėjęs turėti komandai. Tai aš čia gal būčiau bandęs labiau kokį pridėti running backą, tą patį Jordan Masoną. Rimvidas sakė, kad kas turėjo Jordan Masoną laimės lygą, tai pat savo patarimą nepaklausė ir galėjo paimti vietoj bet kurio iš šitų receiverių. Bet šiaip labai faina komanda, tikrai puikus receiveriai ir sugebėjo dar elitinį taitandą įkišti į šitą sudėtį. Quarterbackų gylį turi, tai puikiai padirbėta ir galvoju, po to dar prasėjusiu taip greitai per komandas, bet turbūt sakyčiau, kad šita komanda ar Rimvido, ar... Nu, sakyčiau, Rimvido komanda man netgi labiau negu Adomo patinka ir, nu, ten aišku, tik tai antras quarterbackas geresnis, bet... Jo, nu, sakykime, Rimvidas kyla į pirmą reitingą. Okay, tuomet greitai apie mano draftą, tai pradėjau su Lamaru, svarčiau jį ar Hartsą imt, nes norėjau elitinio quarterbacko, tai kadangi Hartso turiu nemažai kitose lygose, tai šį kartą su Lamaru pradėjau. Tada antro rato, taip sakykime, jau antroji pusėje pasiėmiau Gibsą, nes turėjau idėją, kad reikia anchor running backo, tai svarčiau iš esmės ar Kylerį ar Gibsą imti, bet, nu, Gibsas pasirodė kaip tikrai puikus value šitoj vietoj, tai paėmiau Gibsą, gal po to kažkiek ir gailėsiuosi, galvoju, drafto eigoje, nes būtų išėję pasimti kažką kito. Vėliau dar su running backais. Bet okei, tuomet trečio raundo pradžioj Olave buvo iš to tyro receiverių man aukščiausiai, Etieno nenorėjau imti, Purdžiui, Lawrence'ui dar galvojau, gal biškį ankstoką, galvojau, gal, nu, kadangi jau turiu anchor quarterbacką, tai galvojau neskubėt. Ir galvojau, gal netyčia koksai Goffas grįž, bet Goffas tuo metu ketvirtam rate negrįžo, bet grįžo Eichenas, kurį ir trečio rato pradžioj svarčiau draftinti, bet kadangi buvau atkreipęs dėmesį, kad sleeperio ADP jo labai žemas, tai galvoju, šitą su upside'u žaidėją pasiimsiu. Tai ketvirtam rate, kai jisai tiksliau man nukrito, tai buvau labai patenkintas ir jau net negalėjau nedraftinti šitoje vietoje ir ten net Caleb Williamsas, kad ir mėtėsi, vis tiek galvau daugiau upside'o running backo šitoje vietoje, iš running backo šitoje vietoje gausiu. Tada Calebas išėjo dėja, Cousinso nesvarščiau ir Malik Neighborsas pas mane irgi buvo labai aukštai, aš įsivaizduoju, nu, darau tokią prielaidą, kad Neighborsas su Harrisonu rinks panašiai taškų ir Marvin Harrisonas antro rato galiai išėjo, čia aš penkto rato pradžiai gavau, nes, nu, New York'e nėra ten labai kam žaisti, nei running backų, nei nieko, ir kad ir Grybas quarterbackas, bet vis tiek, manau, kad per volumą susirinks savo taškus. Jo, tada šešto rato gale quarterbackų draftinti ir quarterbackų draftinti neliko, tada ar draftinti kokį Kitlą ar Engramą nenorėjau, tai paėmiau Rice'ą, po to labai džiaugiausi, kad ir McLaurinas nukrito, tai man kaip ketvirtas receiveris ir jau užsidariau iš esmės flexą, nes jau running backus abudu turėjau. Ir tuomet 8 rato galėjau, tai ten jokių padarių nebuvo, čia jau svaršiau, ar jau reikia imti antrą quarterbacką, bet dar nusprendžiau palaukti, nes visi prieš mane jau, nu tiksliau, už manęs 3 draftinti žaidėjai ant apsisukimo jau turėjo po 2 quarterbackus, tai nusprendžiau, kad dar galiu išlaukti, kad gaučiau savo norimą vieną iš 2 quarterbackų. Ir taip paėmiau Deontay Johnsoną, o po apsisukimo gavau Will Levisą, kur galvoju, kad gali improvinti tenais offensas, nes mes jį per daug biški nurašom. Ir svarčiau Geno Smithą, bet Geno Smithas jau po to išėjo. Tada ant apsisukimo
paėmiau Spearsą, nes jau atėjo ta fazė, kai norėjau running backų gylį didinti, nes 5 receiverius turiu. Tai tendų tenais toj zonai per daug jokių nenorėjau. Ir po apsisukimo paėmiau Darnoldą, kad turėti trečią quarterbacką, nes vis tiek mano antras quarterbackas toksai silpnesnis, tai reikėjo trečio quarterbacko dar tokio, kuris bent jau geram offense žinom ir pernai visokie Mullinsai ir Josh Dobbsai po Cousinso traumos sugebėjo rinkti daug taškų, tai tikiu, kad ir Darnoldas galės tą vertę grįžinti. Ir tada paėmiau 12 raundo gale Ty Chandlerį, o turbūt reikėjo Taysom Hillą imti, ką Adomas paėmė, arba Godartą ir būtų ramu man su tight endais. Bet jau, kad po to, po apsisukimo, nei vieno iš jų negavau, tai paėmiau Charbonnet. Tada dar krūva tight endų išėjo, kurių norėjau, nes Arnas gali paliudyti, kad Freiermuto, pavyzdžiui, norėjau, bet jį prieš pat akis Justas nugvelbė, tai jo, tada paėmiau Alžyrą, ko irgi patenkintas. Ar Vikso man labai reikėjo, nežinau, bet tebūnie, pažiūrėsim, kas su tuo Green Bay'aus puolimu gausis. Tai va. Tuomet pačioj pabaigoje, vietoj to, kad imčiau tight endą, paėmiau Keaton Mitchellą, kadangi mes turime IR spotą, tai pagalvojau, kad įsimesiu Mitchellą tiesiai į IR ir tada iš free agentų jau pamiršau, ką paėmiau, bet berods ar Ercą, ar kažkokį kitą tight endą, kurį buvau nusižiūrėjęs. Ne, Luke Musgrave iš Green Bay'aus pasiėmiau. Tai akivaizdu, kad pas mane skylė pas tight endus ir tuomet ne kažką pas mane gal su QB2, bet galbūt vienas iš jų išaus ir ten overperformance savo ADP, abudu tikrai turi šansų tą padaryti. Running backai savo aš labai patenkintas, nes turiu 2 starterius, tokius gal biški ir trapesnius žaidėjus, bet turiu tikrai toliau už jų gylio. Ir savo 6 receiveriais irgi labai patenkintas, tai jo, turbūt keisčiau gal savo komandą, jeigu galėčiau su Rimvido. Jo, su Rimvido sukeiščiau. Su Adoma visgi nežinau, ar keiščiau. Gal ir keiščiau, bet taip, šitų bildų aš patenkintas, jeigu mano betas ant to, kad tight endai biški pervertinti paeis ir pavyks ten su tuo streaminimu man išsisukti ir kažkuris iš mano šitų quarterbackų hitins. Tai tada bus viskas gerai, bet galimai čia buvo mano didžiausios klaidos padarytos, kad antro quarterbacko nepasiėmiau anksčiau ir į tight endą pražiopsojau bent jau 12 rate. Ok, ir tuomet iš 5 pozicijos draftino Justas, mūsų komisaras ir Texansų fanas, tai šito vietoj biški nustebom, kad pamatėm virš Hartso padraftintą Straudą, bet tada supratom, kad draftina Justas, tai viskas aišku, smagu turėti, fantasy žaidėjus visados, už kuriuos irgi, tai tebūnie, aš Straudą biški laikau žemesniam tyrą ir nemanau, kad jisai taip turėtų aukštai būti, bet vėl, tas pats Tautvydas sako, kad tiki, jog Straudas net ir be rašinimo gali deliverinti istorinius touchdown to pass ratio. Tai pažiūrėsim gal. Aš nebūčiau likęs ant to statyti, bet tikrai pas Straudą yra tas in the range of outcomes. Tada antroje pusėje paimtas Tua. Aš Kylerį tikrai geriau būčiau ėmęs ir turbūt gal netgi Lovą gal būčiau ėmęs geriau. Bet viskas roko. Pradėjo su 2 quarterbackais, tai jau, pozicija kaip ir išspręsta ir nereikia ilgą laiką apie ją sukti galvos. Tada 3 raundo vidury gautas Etienas. Jo, aš gal... Ne, Etieną turbūt būčiau ir virš Pačeko ir Henrio ėmęs. Ir Eicheno tikriausiai būčiau ėmęs, bet... Jo, tai šitas pikas gerai, irgi iš esmės tokį kaip Anchor arba gauni, kur jau bent kažkiek pozicija išspręsta. Tada Pittmanas 4 raunde man gal nebaisiai patinka, man už Pittmaną labiau patinka turbūt ir DJ Moore'as, gal netgi tas pats
Diksas, Neighborsas tikrai man labiau patinka. Tai jo, bet Pittmanas gal ir deliverint, žiūrėsim, kas ten su tuo Indianapoliu bus ir ypač Richardsono sugebėjimais pasuoti. Jisai visai aktyviai atakavo, targetino Pittmaną, tai gal visgi bus gerai. Tada 5 raundo vidury gautas Zay Flowers, šitas viskas tvarkoj, sakyčiau, man patinka. 6 raundo gale gauti Mixoną, irgi manau, kad labai gerai, nėra ten absoliučiai konkurencijos su running backais, kaip suprantu, jie vos net ten kalbėjo, kad Pierce'ą gali katinti, tai volume turės, atrodo, kad bus geras puolimas, quarterbackas neturėtų rushing touchdownų vogt, tai Mixonas turėtų tikrai gerai grąžinti vertę kaip 6 raundo gale. Ok, tuomet 7 raundo vidury paimtas Bowersas. Kad ir labai geras prospektas, bet aš manau, kad per anksti draftinti jį čia. Vis tiek tenais ir Mėris yra. Kaip ten tas puolimas atrodys, visi pakankamai skeptiškai atrodo. Minčių, aišku, gali suportinti tenais kelis receiverius, bet nežinau, aš netrykštu optimizmu dėl Las Vegaso puolimo, tai man šitas nebaisiai patinka pikas, bet tabanie. Tuomet 8 rato gale, taip, vidury irgi, sakykime, Odunze paimtas, irgi puiku. Aš turbūt irgi, jeigu Odunzės nebūtų Justas paėmęs, būčiau jį vietoj Deontay Johnsono ėmęs, bet sakyčiau, labai geras pikas. Tada 9 raundo gale paimtas 3 running backas Mossas. Ir čia iš esmės jau starteriai ir susidaro. Tai Mossas eina kaip į flexą. Nežinau, aš biškai manau, kad Chase'as yra talentingesnis running backas ir sezono eigoje turbūt daugiau taškų jau pradės korinti negu Mossas. Bet, kaip ir sakė, kad kempė Mossas stabilesnis atrodo. Jis vis tiek toksai bangeris ir pamatysim. Aš ne per daug tikiu juo, bet 9 rate viskas ok. Tada 10 rato vidury paimtas Hopkinsas, sena meilė dar iš Houstono laikų. Viskas tvarkoja. 4 receiveris, gal pirmą savaitę po traumas iš karto nenorėsi dar jo startuoti, bet tikrai galės žaisti flexu. 11 rate paimtas Drake May, kuris irgi šiaip turi upside'o bent jau rašinimo iš savo sudėjimo, kur gal bus gerai, jeigu netyčia mes per daug nuvertinam New Englando puolimą ir ten galbūt kažkoks receiveris išaus, tai dar iš ten galės rinktis taškus. Tai, kaip 3 quarterbackas yra ok, tik tai tiek, kad sutampa bye weekas Straudo ir Mayaus, tai žiūrėsim, kiek ten reikės pagalbos Justui 14 savaitę. Curtis Samuel 12 rato gale ok, kaip ir minėjau prieš tai kalbėdamas apie Shakirą, kad biški bijau dėl to jo turf toe traumos, kad vis tiek čia toksai shifty žaidėjas ir ta trauma gali daryti jam poveikį ir tokia gan bjauri ir persekiojanti gali būti. 13 rate Jacoby Meyers ok, 13 rate ok, kaip 6 receiveris, aš gal labiau būčiau running backo dar norėjęs kokio, bet tebūnie. Polką netgi gal būčiau biški geriau ėmęs, sakyčiau, gal pas Polką šiek tiek daugiau upside'o, bet pamatysim. Tada 14 rato 8 slote Justas nuvagė nuo manęs Freiermutą. Tai tuo metu nervinausi, bet šiandien vieną podcastą paklausiau, kur sakė, kad palyginus nedaug žaidė su starteriais pre-seasone Freiermutas ir biški yra baisoka, kad ką ten Arthur Smithas darys su savo taitendais ir jų rotacija, tai pamatysim, bet vis tiek čia tik tai antras taitendas ir tikriausiai pradės su Bowersu, jei reikės išmes ir čia nėra jau blogų pikų tik nuo kokio 12 raundo. Tai 15 rate Bucky Irvingas, puiku, sakyčiau, geras value ir Roshan Johnson. Jo, ok, aš manau visgi gal, kad jis yra 3 running backas šitoj komandai antrus metus iš eilės, bet jeigu, pavyzdžiui, traumą gautų Swiftas, tai manau, kad čia būtų Johnsonui naudingiau net negu jeigu
traumą gautų Herbertas. Ok. Taip. Komanda nebloga, gal biški man buildas ne prie širties, man tas Bowersas biški per anksti gal paimtas ir jeigu tam būtų Justas paėmęs ar kokį running backą ar receiverį, man būtų labiau patikę, kaip jisai susibildino tą savo startą, nes, abejoju, ar ten Bowersas labai outperformins kokius streaminamus taitendus ženkliai, tai pamatysim. Ok, šeštos pozicijos tada draftino Arnas, pradėjo su Hortsu, gavo tada Enko running backą Taylorą, tai irgi viskas tvarkoja, viskas puikiai. Trečio raundo vidury paimtas Evansas, aš jau tada sakiau, kad man neramu, aš Tampą labai abejoju šiais metais, kai Dave Canalis iš jų išėjo ir kas ten su jų puolimu bus, plus Evansui vis tiek, kiek ten jau 3 metai, ar Bakeris išlaikys tokią formą, tai pamatysim. Tada ketvirto raundo vidury Nico Collins, viskas tvarkoja, man tikrai patinka. Ir Jaden Daniels 5 rate, kaip antras quarterbackas, labai gerai. 6 rate James Cookas. Aš būčiau užtikrintesnis tiek dėl Mixono, tiek dėl Kamaros. Gal rolių jų ofensuose. Nors, aišku, jie ten yra senesni pagal amžių running backai, bet aš manau, kad Ray Davisas iš Kuko atims darbo, tačiau gal netims tiek passing game'o, bet šiaip ar taip Alinas rašinantis quarterbackas, tai tų dump-offų nėra tiek daug kaip iš kokio Staffordo, Rodgerso, tai we'll see. Aaron Jonesas 7 rate, jo, okei, bet čia yra labai gerų dar receiver value, pavyzdžiui, tas pats Tank Dell ką tik išėjęs, arba, Aaron Jonesas dar okei, taip sakykime, tikėkimės, jeigu sveikas bus, tai jisai tikrai čia kaip flexas galės Arnui žaisti. Bet po to 8 rate Zamir White'as, kur visiškai netalentingas running backas, passing game nenaudojamas. Tai, Arnas, aišku, pats irgi sakė, kad promisino Deontay Johnsoną, pamatė, kad aš po 2 pikų padraftinau ir susinervinau, tai kaip pateisinkim ant to, bet, tikrai būtų nemažai pikų kurios vietoj šitoje mes būčiau, nes, čia šiaip ar taip tavo flexas bus. Tada 9 viduryje Romeo Dobbs, dar neturi taitendo kaip ir aš, tai... Jo, taitendas dar čia nebūtina, gal jau buvo galima draftinti. Bet Arnas kalbėjo, kad jau buvo prieš draftą su Skirmantu pakalbėjo ir nusprendė, kad su late round taitendu žais. Tai, jo, tai Dobbsas gal ir okei. Brian Robinson 10 rate. Irgi sakyčiau, čia gerai, nes iš tikrųjų aš Ekleriu per daug netikiu šitam naujam offense ir su rushing quarterbacku aš manau, kad geriau, daug pasų Ekleris negaus ir tenais jisai būdavo efektyviausias vis tiek. Tai Brian Robinsonas, jeigu gaus early downs darbą, tai viskas gali būti gerai. Suttonas 11 rate irgi labai gerai, nes, kaip ketvirtas receiveris šitoje vietoje man tikrai patinka ir taip vėlai gautas, tiksliau. Minčių 12 rate irgi labai gerai, kaip, trečias quarterbackas, turint omeny, kad 2 pakankamai gerus pirmus turi, tai su quarterbackais, taip sakykime, ramu ir gerai. Polkas 13 rate, receiveris su upside'o nemažai, tai čia, sakyčiau, gerai padirbėta. Bensinutas, jo, jis labai atletiškas, bet, aš kažkodėl manau, kad Ercas daugiau gaus targetų. Ir jau sezono pradžio turėsi jį išmesti greičiausiai tą sinotą ir po to pasimsi vėliau, jeigu jisai netyčiai išaus, bet... Ok, tada Roman Wilsonas. Jo, ok, aš Mike Williamsą turbūt būčiau ėmęs geriau, antrą Jetsų receiverį arba Macmillanas, pavyzdžiui, to paties rato galiai išėjo, bet, ok, viskas, čia 15 rato galas. Dylantas Lauby, nežinau kaip tiksliai tarti jo pavardę, bet 16 rato gale, tai šitas man pikas patinka, ten palyginus su 8 rate Zamir White'u paimtų. Tai
All in all, geri labai quarterbackai, labai geri running backai, nu tokie gerai sukomplektuoti. Receiveriai man nelabai patinka, bet yra, nu, Mike Evansas, Suttonas ir Niko tokie, kur turbūt tikrai gali eiti startą. Ir va, gal vietoj netgi to Zamir Vaito Suttonas su laiku ir jau pradės reiti. Nu tai viskas tvarkoja. Taitendas, aišku, ta pati skylė kaip pas mane. Tai geresnis antras QB, o pas mane geresni receiveriai, taip sakykim. Tai, nu jo, panaši komanda. Panašiam tyrė, sakyčiau, mano ir Arno, taip sakyčiau, kad, nu, nėra dar komandos, kuri man ten labai baisiai patiktų labiau už kitas, nei kad patiktų mažiau negu kitos. Dar visos, sakykim, panašiam lygiai. Ok, jeigu neklystu, Sergejus iš 7 pozicijos startavo, kadangi niekad žmogaus gyvai nesumatęs, tai sunkiau ir vardą atsiminti. Jo, pradėjo su CMC, iš 1.7, tai sakyčiau, irgi puikus value. Pernai, kai Sergejus atėjo pas mus į lygą, biški, ar užpernai, ar pernai, dabar jau tiksliai neatsimenu, kad va, čia jisai nepasiema quarterbackų draftinti, gal nesupranta, kad Superflex formatas, bet iš tikrųjų jisai pernai, kai susidraftino running backus ir receiverius, man rodos, stiprius, tai jisai labai gerai performino ir, man rodos, gan toliai ir nuėjo pas mus lygoje. Tai va, tai jisai pradėjo su CMC, labai geras value, sakykime, iš 7 pozicijos ir jam grįžo Burrow, kas, mano nuomonė, irgi yra labai puiku, tai labai geras startas, viskas tvarkoj. 3 raundo vidury Drake Londonas, irgi neturiu dėl šito jokių priekaištų, jau tą Anchor RB Sergejus turi. Debo Samuel 4 raundo vidury irgi labai gerai, ypač kadangi Ajukas tiek kempą praleidęs, ten gali būti visokių, nežinau, niuansų, kur Ajukas turi prastą sezoną ir Debo dėl to labai gali gerai benefitinti. Kol kas pirmi 4 raundai tikrai puikus. Tuomet 5 rate Rashad White'as. Nu gerai, aišku, pernai jis labai gerai performino, aš šiemet turiu daugiau nuogastavimų, pernai jie gal apskritai nelabai kas turėjo kokio kito running backo, šiemet Bucky Irvingas atsirado, tai gal jisai jau daugiau galės įsiterpti, plus jų offensive koordinatorius, kadangi pasikeitė, tai, nu, aš turiu baimę, kad, nu, jau prieš tai minėjau, kad Tampa nevarys taip gerai kaip ankstesniais metais, praeitais metais. Tai gal aš čia būčiau geriau dar vieną receiverį ėmęs arba quarterbacką netgi. Ir jo. Bet, nu, iš esmės, 6 raundo vidury jam po to nukrito DK Metcalfas, bet išėjo jau 3 quarterbackai, kurių dar galėjai toj vietoj norėti. Tai va, tai jeigu čia Staffordą būtum kokį pasiėmęs, tai va, gal būtų vietoj Vaito būtų buvę geriau. Ir labai tikėtina, kad tą patį Rashad White'ą dar būtum sulaukęs gavęs. Na, bet 6 rate Metcalfas tikrai gerai, 7 rate Tank Dellas irgi gerai, ir dar 5 receiveris 8 rate Christian Kirkas. Irgi visi puikus pikai. Jo, labai panašus buildas iš esmės į mano gaunasi šitoj vietoj. Tai ir tuomet 9 rate, kur aš paėmiau Will Levisą ir sakiau, kad rinkausi iš Will Levis ir Gino Smith, tai va, tu gavai tą patį Gino, nu tai labai panašios, sakykime, mūsų komandos, ten tik tai, žinai, personal preferences prasideda, kad tu tą žaidėją labiau mėgsti ar aną, ten, nu, gal pavyzdžiui, skirtumas tarp Lamaro ir Burrow gal bus panašus kaip CMC ir Gibso. Na, tikriausiai tarp CMC ir Gibso bus didesnis, bet, nu, ten, sakykime, tarp H.N.O. ir White'o išsilygins ir taip toliau. Nu, tai kol kas labai pradėjom panašiai. Po to Eckleris pridėtas, tai jo, 10 rate kaip ir ok, bet, nu, aš jau prieš tai apie Brian Robinsoną kalbėdamas išvardėjau savo baimės, kad Eckleris negaus pakankamai pasų
su rašinančiu quarterbacku rookie. Ir po to Zekas, 11 rate ok, bet aš nežinau, ten atrodo toks bjaurus komitetas, kur nereiktų kišti rankų ir ten, jeigu būtų, nežinau, tą patį Čabą geriau jau bandyti, arba Trey Bensoną, arba Fordas, tikrai buvo gerų running backų, kurios buvo galima imti šitą vietą. Russell Wilsonas, ok, aišku, čia 4. quarterbackas, bet... ne 4, 3 quarterbackas. Tai jau čia turėjai imti. Ok, viskas tvarkoja tada, kad jį paėmėjai. Aš gal minčių geriau būčiau vis tiek ėmęs, nes man atrodo, kad minčių gal labiau užtikrintas darbas, nors ne velnio. Tiesiog manau, kad Fieldsas yra geresnis žaidėjas palyginus su O'Connelliu, kuris gali greičiau iš Wilsono atimti darbą. Ir tuomet tu tai susiradai padorų dar, sakykime, 13 rate tai Tanda, kas, sakyčiau, neblogas value. Tada Brandon Cooksas, jo, ok. 14 rate gerai, galimai bus antras gaudytojas Dallase. Ir tuomet Mike Williamsas 15 rate, šitas labai geras atrodo value. Ir Hunter Henry 16 rate irgi labai gera pabaiga. Tai jo, lyginant mūsų komandas, mano running backai, aišku, labiau patinka, gerokai labiau. Bet tu turi taitendus padoresnius, tai... nesikeičiau komandom su tavim, bet sakyčiau, kad visai geras draftas ir tenais. Su antru quarterbacku irgi dar taip, sakykime, kai negavai to, kur gal buvo norėta, gerai palauki ir ten neužskubėjai po to per daug. Ir kažkokios prastos, taip sakykime, opcijos nepasiėmai. Ok, tuomet mūsų debutantas iš 8 pozicijos Davidas ir šiemet jam pirmi metai lygoj ir jisai pradėjo su Lambo, kas iš 8 pozicijos ok, bet tada ant apsisukimo paėmė Garrettą Wilsoną, 3 rate paėmė Davante Adamsą ir 4 rate Jalen Waddle. Tai, vienareikšmiškai įdomiausias buildas ir žiūrim, kas po to iš to gaunasi. Nes, jo, aš vietoj Adamso turbūt gal būčiau geriau jau kokį ar netgi ką paėmęs, ir tą patį Waddle, bet, Waddle gavai vėliau, ar Debo netgi, ar Niko, gerai, whatever, Adamsas yra ok. Tai vertės kaip ir tvarkoja, bet, akivaizdu, kad, čia jau rizikingas buildas gaunasi ir tu... Aišku, turi 4 labai rimtus receiverius ir, turbūt apart Adamso turėtų būti pakankamai geras su receiveriais experiences ir raidas, taip sakykime. Waddle, jeigu sveikas bus, aišku. Tuomet 5 rate, kaip pirmas quarterbackas paimtas Herbertas, kas yra ok. Aišku, jisai su trauma ir negalės rašinti beveik. Ir mėtyt nebaisiai kam turi, tai, sakau, man Staffordas patiktų labiau 6 rate, jeigu būtum sukeitęs vietom, kaip tu jos draftinai, bet viskas tvarkoja, quarterbackus susirinkai dar tokius mid to low end QB2, taip sakykime, aš įsivaizduoju, kad jie finishins labiau. Taip, ir tuomet 7 rate Conneris, kaip pirmas running backas, žiūriu, ar čia kažko. Swiftas ir Amandre, tai Mostartas, Zamirvaitas, Montgomerys. Conneris gerai, tol kol sveikas, aišku, čia visados tas pats klaustukas su juo, bet turėtų dar performinti. Aš tik tai bijau, kad jeigu jisai gaus traumą, ir Bensonas gaus progą, tai kad jau Conneris nebeatgaus tokio workloadą, kokį turės sezono pradžioj. Ir apskritai, man rodo, sezono eigoj. Aš tikiu, kad jo visas volumas sumažės ir Bensonas iš jo perims. Bent jau tiek, kad numuštų tą jo vertę ten, nežinau, nuo kokio high-end RB2 iki low-end RB2.
8 rate Nadžiai ir ten turbūt prisizonė ten visi spjaudėsi, kad va čia Nadžiai toks ir anoks, reikia Jalen Warreną draftinti, bet, Warrenas gavo berods hamstringo traumą ir, tada visi pradėjo baimintis. Ir, sakyčiau, kad 8 rate yra ok pikas. Aš tik, Javonte Williamsą turbūt gal, nors Pittsburghas tikėtina, kad ten norės labai raninti tą kamuolį. Gal netiek pasuos, nežinau, viskas ok. Tada 9 rate gautas Džoku, čia viskas tvarkoj. Aišku, aš ten baiminuosi dėl Deshaun Watsono peties ir kad apskritai pernai jie nelabai tarpusavį daug chemijos turėjo, ten Flako geriausius Džoko rezultatus atnešė. Tai pažiūrėsim, ar tas pasikeis, bet 9 rate ok. 10 rate Brooksas, kas labai gerai, nes gali iš karto į injured reservą pasidėti ir antrai sezono pusėje tikėtina, kad turėsi startinį running backą. 11 rato vidury gauti Singletary irgi yra ok. Kur toks žaidėjas, kur niekad nėra seksi, bet, kaip matėm, pavyzdžiui, pernai, jisai taškus deliverino ir, pavyzdžiui, mano vienoje čempionšipo komandai buvo ir svarbus žaidėjas, padėjęs man tą titulą pasiimti, tai viskas tvarkoja. Daniel Jones kaip trečias quarterbackas ok, niekas turbūt jo per daug nemyli, bet, čia žaidžiam fantasy, o ne real life futbolą ir, jeigu jisai gerai atsigaus po traumų ir Deibalas gerai jam paruoš game planą, tuo labiau, kad dabar jau atsiranda pagaliau pas jį vienas geras receiveris, turbūt ten nuo rookie kokio sezono Odelis, net neatsimenu, ar pas jį buvo ar ne, bet tai niekad jisai labai gerų receiverių pas save komandai ir neturėjo, toks turėjo būti kadaise Kenny Golladay, bet pamatėm, kiek failino, tai gal atsigaus dar Daniel Jonesas, pamatysim. Ir kaip trečias QB tikrai ok. Taip, 13 rato viduriai McLaughlinas gautas, tai labai puiku. Hawkinsonas irgi į tą patį injured reservą gali keliauti kaip antras tight endas, tai aišku, čia reikės palaukti antros sezono pusės. Bet ten gali būti, kad Minnesotoj labai trūks gaudytojų, tai Hawkinsonas ten gali greitai grįžti į gerą target share'ą. 15 Malachi Corley. Ok, whatever. Neturiu stiprios nuomonės, kažkaip Aš nesitikiu iš Jetsų pakankamai gero peiso, kad jie sužaistų daug offensive snapų per game ir kad būtų pakankamai volumo tenais daugiau negu 2 receiveriam komandui. Tai aš dėl to skeptiškai žiūriu, bet, Mike Williamsas gali traumuotis ir tada gal ir gali iššauti. Burtonas greičiausiai nebus, 16 rate paimtas Burtonas greičiausiai nebus tarp starterių bent jau sezono pradžioj. Nebent ten Chase'as. Bet, Chase'as jau lygtais pradeda treniruotis, tai ir turėtų žaisti, tai tuo atveju, arba jeigu ten Higginsas iškristų, bet šiaip tai tas Josivaš, Andrei Josivaš, panašu, kad bus trečias receiveris. Tai va, tai šiaip labai būčiau bijojęs su tokiu drafto startu, bet visai nebloga komanda, ta prasme. Taip, quarterbackai tokie, bet yra tokių ant suolo, kurie, Brooksas gali iššauti vėliau, McLaughlinas apskritai su upside'u nemažu, gal ten, gerai, gal nėra toks baisiai didelis pas McLaughliną upside'as, nes jeigu Javonte iškristų, tai tų goal line rush'ų McLaughlinas tikriausiai negautų, nes per mažas yra, tai Estime greičiausiai keistų Javonte, bet, turint omeny, kaip Sean Paytonas mėgsta pass catching running backus ir kiek jiems sukuria volumo istoriškai, tai gali būti labai naudingas žaidėjas ir Connerį kokiam iškritus, tai tikėtina, kad ir McLaughliną startintum. Tai, viskas gerai ir šiaip sakyčiau gera komanda, tikrai gerai gavosi komanda. Tai vėl, negaliu pasakyti, kad yra komanda, kuri man labai patiktų, labiau patiktų ar mažiau patiktų, tai ne veltui mūsų trečia lyga turi 5 čempionų lygos titulus, visi draftint mokam, tik tai sekasi geriausiai Adomui kažkodėl ir jisai laimi pas mus. Ok, einam prie 9 pozicijos, iš 9 vietos draftino pas mus
Eimantas. Ir Paul Guy pradėjo su Justin Jeffersonu ir tada Amon-Ra St. Brownu. Tai 2 receiveriai, abudu, sakyčiau, puikus pikai. Aš jau minėjau, kad aš gal labiau būčiau norėjęs pradėti su quarterbacku arba running backu, kad užsitikrinti, bet čia gauni 2 elitinius receiverius ir irgi viskas tvarkoja. Tuomet trečiam rate paimtas Kelsey. Tai va čia jau man nepatinka, nes Superflex'e paimti Kelsey, tai čia yra tas pats, kas antro rato gale. Ir mes matom, kad po to sekantis tik tai po rato išėjo Laporta ir tik po 2 ratų tu pats dar Andrewsą pasiėmė. O, dieve mano, okei. Tai va čia bus ta komanda, kur man nepatiko. Čia iš esmės Tautvidui atrašiau Čempionų lygos draft'e review darydamas velnių už tai, kad į 2 elitinius tight endus buvo suinvestuota, kas yra onesie pozicija. Ir, kaip pavyzdžiui, pernai koksai tas pats Kelsey rinko, man rodos, tiek taškų PPR, kiek ir rinko Jordan Addisonas. Tai kaip flexą leisti vieną iš jų yra per didelę prabangą ir tu tikrai gali gauti žaidėją su daugiau upside ir taškų, daugiau renkančių ir to labiau, kad tose kitose pozicijose tau ten labiau reikia taikytis. Tai va šitas, jeigu nebūtum Kelsey ėmęs ir būtum Andrewsą ten pasiėmęs, būtų tvarkoj, bet šita vieta tai man tikrai nepatinka ir už šitą dedu minus, arba jau čia būna ta komanda, kuri žinau, kad man nepatiks ir nenorėčiau tikrai keistis su savim. Tuomet Goffas kaip pirmas quarterbackas, tai va jeigu tu vietoj Kelsey būtum Purdy pasiėmęs ir Goffą, tai va tada būtų viskas tvarkoj, arba ten Lawrence'ą. Ir tuomet nežinau, gal tikėjasi, kad po Andrewso tau kažkas ten, ką tu vietoj Andrewso galėjai pasiimti. Ta pati, turbūt 3 receiverį, 4 ar 1 running backą, jeigu būtum pasiėmęs vietoj Andrewso Mixoną, Kamarą. Man šitai tikrai patinka. White'o jau negalėjai. Kenneth Walkerį. Tikrai man būtų labiau šitoje vietoje patikę, nes jau čia stipriai pasigadinai draftą. Ir jo, ir tada, Devontas Smithas 6 rate okei, bet gal reikėjo Staffordo, kai jau tu turi 2 tokius stiprius receiverius. Nežinau, jau aš labai keistai šitą komandą žiūriu, kad dar ne vieno running backo nėra ir jau yra 2 tight endai. Tai. Okei, 7 rate Swiftas, 1 running backas. Tai kaip šitoje vietoje jisai kaip ir okei, bet aš dar turbūt galvoju, čia dar būtų receiverių, kurios būčiau mieliau ėmęs čia kokį receiverį. Po to pasiėmė Bakerį, tai, jo, antras quarterbackas šitoje vietoje tvarkoja. Aš jau apie Bakerį savo baimės išsakiau apie kitas komandas kalbėdamas. Bijau, kad jis sugrius ir Deshaun Watsonas tada 9 rate. Tai iš esmės tau vis dar trūksta šitam 9 rate vieno starterio, ne? 1 starterio trūksta, tai Čebas pas tave gaunasi. Gerai, pailiu einam. 10 rate Keon Coleman, viskas tvarkoja, gali išaut rūkis, nėra labai kam žaisti outside pas Billsus, tai tikėtina, kad iš karto turės svarbią rolę komandai, bent jau snapus gal žaisti ir jeigu sugebės. Aišku, jisai nėra pats greičiausias žaidėjas, tai nežinau, kaip ten jam separationas pavyks kurtis, bet manau, kad Allenas jam gali ir tokius jumballus pamėtyti, tai pamatysim. Tai viskas tvarkoja, 4 receiveris Colemanas man visai patinka. Čebas 11 rate, 11 rato gale, netgi taip jau sakykim, yra tikrai tvarkoja. Aš Jerome Fordą imčiau vietojo, bet viskas tvarkoja ir tada Blake Cormas 12 rate irgi gerai. Tai. Bet tu Čebą negalėsi startinti. Blake Cormas pas tave į startais. Kimani Vidalis irgi negali eiti į start. Jisai traumuotas buvo, tai tikrai nestartinsi toje pirmam savaitėm. Ray Davisą gal tada tikėtis, kad jisai pančins kokį touchdowną. Bet ten Allenas gali vokti. Ir tada Šiplis gali, viskas tvarkoja su Šipliu. Žodžiu, arba 2 tai labai neblogai, bet
skylė, nes, nu, ilgą, tau reikės kažkaip šitą vietą išsispręsti tau. Nežinau, gal dar mėtysis kažkoks ten pass catching backas, kurį galėsi startuoti tol, kol Chubbas grįš ir ten kažkokią rolę įgaus. Nu, arba tada reikia laukti traumos Kairenui. Arba, nu, Vidalis nieko prie kempą neparodė, tai aš nebaisiai tikiu, kad jisai ten išaus. Ray Davisas. Nu, Ray Davisas turi šansų gal į kažkokį startinamą running backą pavirsti. Šiplis nemanau, kad turės didelę rolę tol, kol Saquonas sveikas. Tai jeigu Saquonas traumuotųsi, tada jo, Šiplis, manau, visai gerą upside turėtų, bet jo, čia nuo traumas priklausoma žaidėjas. Tai nu tai ką, čia geriausi tai ten lygoje. Vieni geriausių receiverių, bent jau top 3 receiveriai, tai tikrai ten 4-5, nu aišku, apie Pearsallą net nepakalbėjau, bet nu, turbūt Eimantas buvo praleidęs naujienas, kad naktį prieš tai peršovė Pearsallą ir jisai rašo, kad bent 4 savaitės nežais, bet kai tave į krūtinę peršauna, tai man atrodo, kad turėtų šiek tiek ilgiau nežaisti. Nu, okei, tai va, tai čia va ta komanda, kuri dėja, bet man viena mažiausiai patinkančių kol kas. Gerai, pereinam prie Eugenijaus komandos, kurie, jeigu neklystu, autopikino. Nežinau, ar Eugenijus buvo pats sudarę savo listą kažkokį, ar čia sleeperis pagal savo rankingus, ar ADP kažkokį sudraftino jam komandą, tai pažiūrėsim. Tai pradėta su Chase'u. Nu, viskas kaip rakai, tik tai tiek, kad Chase'as nesitreniruoja. Nu, dabar jau gal pradeda treniruotis, tai tenais neaišku, ar net jisai galbūt žais, nežais pirmą savaitę. Nu, tikriausiai žais, bet, nu, kiek jisai efficient bus nuo pat pradžių, tai nežinom. Tada AJ Brownas antro rato pradžiai. Kas tvarkoja, aš galbūt Amon-Ra būčiau ėmęs labiau, bet, nu, turbūt running back'o labiau norėčiau. Tada trečio rato gale gautas Purdis, kas, sakyčiau, tvarkoj. Pirmas quarterbackas, bet trečio rato gale tai labai neblogai. Ir ketvirto raundo pradžioje gauti Henry kaip pirmą running backą, irgi sakyčiau, kad visai gerai tas autopikas kol kas jam deliverina. Tuomet penkto raundo galas yra McBride'as. Nu, aš vėl pasakysiu, kad, nu, man atrodo, jog tai tendam dar šiemet biškai per anksti, bet aš McBride'o vos nelabiausiai iš jų visų tikiu, nes jisai pernai, kai jau įsivažiavo, turėjo geriausią volumą lygui. Ir, nu, vis tiek, nu, targetai geriau, labiau yra sticky negu, pavyzdžiui, touchdownai year over year. Tai tikiu, kad tie targetai liks ir šiemet, jeigu dar ten Kyleris po traumos geriau atsigavęs, stipresnis bus. Ir dar gal ir touchdownas vienas kitas papildomas prisidės, tai aš McBride'as pilnai tikiu, kad gali būti top 3 tight endas ir šitą vertę grąžinti. Nu tai, kaip ir sakykime, okei. Tuomet Amari 6 raundo pradžioj. Man kiti receiveriai labiau patiktų šitoje vietoje, bet okei. Keenan Allenas 7 raundo gale kaip ir okei, bet, nu, yra baimės, kad jisai storas ir atrodo kaip tight endas ten toj Bearsų kempe, tai, nu, žiūrėsim, yra rizikos su juo. Ar čia galėjo kažką geriau pasiimti? Kadangi čia ketvirtas receiveris, nu, gal ir tvarkoj, bet, nu, man biški vėliau būtų norėjęs Alleną imti ten. Turbūt kaip ketvirtą receiverį aš jau būčiau ėmęs kažką daugiau su daugiau upside'o, tą patį Reedą, Brian Thomasą, JSN'ą, Ridlis. Nu, ta prasme, krūva yra receiverių, kurių labiau su didesniu upside'u čia norėčiau. Ramondre tuomet 8 rate. Man baisoka, aš bijau, kad Gibsonas į Ramondrės target, nu, pasų susirinks ir, nu, bus pass catching backas Gibsonas, o ne Ramondre. Nors jisai ir gavo Stevensonas kontrakto pratesimą, tai reiškia, komanda jo tiki ir šitas naujas staffas jo tiki. Tai iš tos pusės gerai, bet kadangi nesitikim stebuklų turbūt iš tos komandos, nu, dėl ko mes aišku galim klysti, bet nu, man būtų labiau patikę keli sprendimai. Tada 9 rate tai tendas Fergusonas. Nu, čia blogai, čia nežinau, ar
Nepatinka man šitas, nu, vienareikšmiškai. Ir tada Hollywoodas 10 rate kaip ir ok, bet pirmą savaitę žinom, kad nežais. Nors, aišku, šiaip ar taip nestartuotų pas Eugenijų, nes 4 receiverius jau turi, kurie užima startinės pozicijas. Tik tai tiek, kad tu neturi quarterbacko, tai čia realiai tavo yra 5 į superflexo vietą eitų iš tikrųjų Hollywoodas, bet jisai negali startuoti. Nu tai gal Hopkinsas DeAndre būtų geresnis pikas koksai čia šito vietoj. Jo. Tuomet 11 rate trečias running backas Trey Bensonas. Ok, man šito vietoj patinka, viskas tvarkoja su tuo. Gus Edwardsas 12 raundo pradžioje irgi gerai, gali būti pagrindinis running backas Chargerių, tai pamatysim. Lockettas 13 rate tvarkoj, gerai. Tai va Locketą tikėtina, kad arba Edwardsai leisi kaip superflexą. Daudlas 14 rate. Oi, kaip Daudlas taip nukrito. Wow. Nu, okei. Nu, kaip ten labai bjaurus komitetas tikėtina, kad bus Dallase. Ir klausimas, ar ten bent vienas iš jų išaus, bet, nu, Daudlas jauniausias ir šviežiausias kojas turi iš jų visų, sakykim. Tai, nu, bent jau ant to galima betinti ir 14 rate, tai tikrai gerai. 15 rate Piersas. Nu, sako, kad jam running schema netinka šito, kaip jo pavardė. Nu, offensive koordinatoriaus Houstono. Tai net jeigu ir gautų traumą Miksonas, aš nelabai tikiu, kad Piersas būtų naudingas. Ir tada 16 rade antras quarterbackas O'Connelis, kuris tikriausiai žais kažkada sezono eigoje, bet tikrai nežinau kada. Ir jeigu Minčių dar atrodys pakankamai kompetitingai, tai nebus priežasčių tą O'Connellį ir startuoti, nors, nu, tikėtina, kad su sezono eiga bus pušinamas. Tai jo, tai šito komanda man patinka dar mažiau negu Eimanto, nes čia net nėra antro quarterbacko. Tai nors tenais ir buvo ta 2 taitendų klaida, bet čia dar prasčiau yra, nes, nu, tu turėsi Locketą, startint superflexą, kas, nu, jau yra labai liūdna. Tai va, nu, nebaisiai patinka man šitą komandą. Kol kas, sakyčiau, prasčiausia mano vertinimu. Ir tada perinam prie Stepo. Stepas iš 11 pozicijos pradėjo su Breeze Hallu, kuris iš esmės pas mane tam pačiam tyrė su CMC ir Bižanu. Tai viskas tvarkoja, tada Stepas paėmė Daką ir nelabai aš jį mėgstu. Nu, tiksliau, nu, natūralu, kad aš Eagles fanas nebaisiai mėgstu Dako, bet aš turiu menį, kad, nu, fantasy prasme nelabai tikiu, kad jisai tiek touchdownų sugebės padaryti passing šiais metais, nes pernai jie turėjo labai gerą strečą. Seedai nesitreniravo pre-seasone, nu, tai gali būti straglų sezono pradžioj, nu. Tai aš šitoj vietoj būčiau mieliau draftinės tiek Burrow, tiek Kylerį, tiek Lavą aš netgi aukščiau draftinčiau. Nu, dėl Purdy Lawrence'o nežinau, bet tikėtina, kad Purdy dar netgi aukščiau būčiau draftinės. Nu, tuo nežinau, tuo irgi tikėtina, kad būčiau draftinės aukščiau. Tai va, biški pasako apie mano požiūrį, tai kiek aš tikiu Dako galimybėmis atkartoti tokius rezultatus, kokius jisai turėjo pernai. Trečio rato gale Ajukas, nu, jau turėjo sutartį berods, kai tu čia draftinai, nu, tai aišku, Ajuko šiaip kaina pakrito biški pre-seasone, bet, nu, man baisu, kad jisai tiek laiko nebuvo su komanda ir nesitreniravo, tikrai bus sudėtingesnė jo sezono pradžia, tai aš ir Kapą, ir Waddlą, ir Debo, ir Niko, ir Neighborsą būčiau mieliau turėjęs šitoje vietoje. Pačeko 4 rate man patinka, tai jau tu turi 2 rimtus running backus, kurie tikrai turės geras rolės pas save komandose. Tai running backų jau gerai uždaryta pozicija. Tuomet 5 rato gale Kincaidas. Tai jeigu aš ten prieš tai ką kalbėjau apie McBride'ą, tai ir apie Kincaidą jau iš esmės nemažai kalbėjau. Tai jo, tikiu, kad Kincaidas gali grąžinti šitą vertę savo, tai visai tikėčiau, kad galėtų grąžinti, galėjai čiut vėliau draftinti, bet, nu, 7 rato galėjau jo turbūt, jau nebūtų likę. Nu, tai jeigu jo labai norėjai, tai viskas tvarko čia įdraftinti.
Rodgersas 6 rate, nu tai aš apie savo baimės apie jį kalbėjau, kad tam po Hilo jisai gali sunkiai grįžti, gali, nu gerai, jau berods pareiškė, kad nebus viceprezidentų pas Kennedy. Bet nu, yra šansų, kad jis vidury sezono susirinks tašės ir išvarys į kokį wilderness campą užsidaryti ir kažkokių grybų vartotų ar kažko. Tai, nu, čia gal, aišku, vėl mano išlenda labiau požiūris į Rodgersą, bet nu, tebūnie, aš Staffordą mieliau turėčiau, dar yra su Rodgersu toksai dalykas, kad paprastai jo puolimai būna labai lėti ir nors jisai efektyvus, bet jisai turi per tą efektyvumą savo fantasy taškus susirinkti, kas yra šiek tiek sudėtingiau, nes, nu, tokios nebūna pas jį aptampo offense ir jo. Toliau, Jaden Reed, 7 rato gale man patinka, kaip antras receiveris gal biški baisoka, bet tada pridėjai Ridley, kas, sakyčiau, labai gerai kaip trečiam receiveriui. Tada Shahidas 9 rato gale, šiaip sakyčiau, kad viskas tvarkoj, biški gal neramina tai, kad jisai turėjo preseasonę traumą, bet nėra New Orleans'o antro padoriai gaudančio žmogaus po Lavės, tai viskas tvarkoj, sakyčiau. Pollardas 10 rato pradžioj irgi labai gerai kaip trečias running backas ir manau, kad tikriausiai, kad tu jį dar ir startinsi kaip flexą galimai pirmą savaitę. Tai viskas tvarkoj. Palmeris 11 rato 11 pikas gerai. Braylon Allenas, kafinį savo žaidėją, tai va, už šitą duosiu minus. Aš nemėgstu, kai draftinami running backai iš tos pačios pozicijos, iš tos pačios komandos, nes iš esmės tu apriboji savo upside'ą, nes, nu, tik vienas iš jų vienu metu gali būti naudingas, taip grubiai pasakius, ne? Nes jeigu tu, tarkim, būtum vietoj Braylon Alleno padraftinės Tyler Algier ir traumą gautų Bižanas, tai tu turėtum 2 starterius vietoj to, o tu dabar iš esmės vieno starterio pozicijai išnaudoji 2 roster spotus. Tai va, aš dėl to nemėgstu, kai yra draftinami žaidėjai iš tos pačios komandos ir netgi tu iš tikrųjų gan aukštai Alleną draftinai palyginus, kiek aš pastebėjau kitose draftuose, už kiek ir kur jisai eidavo, tai so pikas, taip sakykime. Brisetas 13 raundo gale, tvarkoj, tik tai tiek, manau, kad kai tau ten ta 7 savaitė ateis arba 12, tai jau Brisetas nebebus starteris greičiausiai, jau startuos Mėjus, tai tau reikės kažkur kitur dar žvalgytis quarterbacko. Judy 14 rate, jo, gerai, tavo kelintas čia šeštas receiveris. Aišku, niekas turbūt stebuklų iš Judy nesitikė, bet antras Clevelando receiveris vis tiek gavo didelį kontraktą, tai gali būti, kad, nu, 14 rate gausi starterį, nu, blogiausiu atveju ten bye week fillerį, kas, nu, tikrai ok. 15 rate Kmetas, jo, viskas gerai. 15 rate neturiu priekaištų, čia taitendas ir labai atletiškas ir gali iššauti ir galimai netgi galės jį kažką ten ištreidinti, jeigu to labai prireiktų. Tada Herbertas 16 raundo gale pradžioje tai yra, tai irgi antras running backas Čikagos, kuris tikėtina, kad early downus ar apskritai rotacijai tikrai dalyvaus nuo pat pradžių, tai galimai turės value nuo pat pradžių ir tuo labiau, kad Swiftas niekad labai didelė sveikata nepasižymėjo, tai jeigu Swiftui kažkas nutinka, gali būti Herbertas labai neblogas žaidėjas ir puikus pikas, sakyčiau, 16 rate. Nu, tai apibendrinant tikrai geri pas tave running backai, quarterbackai man nebaisiai patinka, aš sakyčiau tokie nebaisiai su daug upside'o, receiveriai irgi tokie, tai tendai geri. Nu, tai čia tokia komanda, į kurią nekeičiau savos, bet ir, nu, ta prasme, nenorėčiau tokios komandos gal turėti, bet nebloga komanda. Sakau, jeigu būtum ten su quarterbackais kitus gal sprendimus priėmęs biški, tai man būtų daug labiau patikę ir kitas rezultatas buvęs, bet jo, nu, nebloga komanda, tikrai gali į playoffs kabintis ir
Čia tikrai ne kaip Preimanto arba Eugenijaus kabinėjose. Na ir tada paskutinis liko Tautvydas. Ir Tautvydo komanda Mercy, Indianos Raiders šitoj lygai vadinasi. Tai Indianos Raideriai pradeda su Indiano žaidėju Anthony Richardsonu. Mes su Arnu kartu šalia draftinom, tai Arnas atspėjo, kad tu draftinsi Richardsoną, aš atspėjau, kad tu draftinsi Bižaną. Tai jo, abu du žaidėjai puikus ir šitoje vietoje, aš gal Kylerį būčiau mieliau vietoj Richardsono turėjęs, nes biškai turiu baimę dėl Richardsono, bet viskas ok. Tikrai milžiniškas upside'as pažaidėjai ir ten, jeigu passingas yra geresnis negu, arba bent patenkinamas, tai tikrai jisai pilnai gali deliverinti savo drafto kapitalą, būdamas sveikas. Bižanas tikrai puiku, aš tenais, kaip ir minėjau, tam pačiam tyrą su CMC ir Breece Hallu laikau, tai tikėkime, kad išsilaisvinimas iš Arthur Smitho pagaliau ir Bižaną išlaisvins ir tenais pamatysime daug daugiau jo įspūdingų epizodų. Lawrence'as trečio rato pabaigoje, tikrai gerai, tikrai smagu turbūt gauti tokį antrą quarterbacką ir užsidaryti šitą poziciją su žaidėju, kuris potencialiai tikriausiai bus high-end QB2 arba netgi low-end QB1. Ir tada pirmas receiveris Cooper Cup'as ant to apsisukimo. Tai jo, viskas tvarkoja, Cup'as šitoje vietoje gerai. Ok, lygtais spėjau užsimutinti per savo čiaudulį. Ir jo, Pitsas 5 rate. Vėl, tie patys mano kabinėjimaisi dėl per anksti draftinamų quarterbackų gal šiemet biški. Nes, čia atsiminkit, kad Superflexas čia nėra vieno quarterbacko lyga. Tai čia 5 rato galas labiau reiškia, kai mes jau esam padraftinę kokius 15 žaidėjų, tai čia 3 rato vidury, kad tu meluoju. 4 rato vidury gal Pitsą čia labiau draftinė arba 4 raundo pradžioj netgi. Tai, viskas kaip ir ok, ten Kinkeidas, McBride'as, čia tight end runas šitoje vietoje įvyko, Pitsas ten įsipaišo į tą kompaniją, tik tai tiek, kad, aišku, to prieš tai nežinojom, aš pavyzdžiui tik šiandien išgirdau, kad Pitsas turi kažkokią hamstringo traumą kempe, tai kas jau iš karto tokį juodą debesį ant jo užtempė. Ok, tada 6 rate Kenneth Walkeris. Tautvydas juo tiki labiau negu aš. Tai ok. Ten naujas coaching staffas, ten naujas puolimas. Gal iš tikrųjų jie gerai varys. Ir jo, aš Mixono Kamarą būčiau ėmęs ramiau šitoje vietoje, bet Walkeris yra ok. Kaip antras running backas. Tada 7 rato gale ir 8 pradžiai paimti Brian Thomas ir JSN. Tai tokie abudu labai, nori, vis tiek yra kažkiek jau loterijos biletai ir netokie užtikrinti žaidėjai. Tai jie upside'o turi, aš ypat JSN turbūt labiau tikiu negu Brian Thomasu. Aišku, Brian Thomasas turbūt turi daugiau šansų big play'am negu JSN. JSN, aišku, prie seno coaching staffo žaidė pagrindė jisai žaidė slotę tik tai. Tai dabar, ypač jeigu ten Locketui kažkokią traumelę, nori jisai sensta, tai to volumo gal padaugės ir gal pajudės į priekį ir, čia 2, 3 receiveriai tokie su avansu, taip sakykime, duota jam biškį. Tai aš ten būčiau mieliau turbūt tą patį. Vieną iš jų išsirinkęs ir būčiau bandęs kažkaip su kažkuo derinti, ar ten su Deontay Johnsonu kokiu, ar Ridliu, ar su Kirku. Tai būčiau bandęs juos kartu sudėti. 9 rato pabaigoje ir 10 pradžioje tai Jordan Addison, tai pakas šitas, pikas geras, tikėkimės, nežinau, tikėkimės, netikėkimės, nežinau, kokį čia žodį panaudot, bet kad
daug varžybų jam ir ypač sezono gale praleisti nereiks. Ir dėl savo teisinių problemų, o svarbiausia, kad su galva susitvarkytų, nes, šiaip Minnesotoj šiuo metu nėra ten labai, yra Jeffersonas, Hawkinsonas rumuotis, tai sezono pradžioj nori, nenori, jisai turi bandyti ir rinkti tuos taškus. Ok. Warrenas 10 raundą pradžioj viskas tvarkoj, labai talentingas running backas, mes per pastarį mėnesį ir su Tautvydu ir su Ramūnu kalbėjom, kad reiktų Warreno gal daugiau Dynasty komandose susirinkti, tik tai tiek, kad jisai tą hamstringo traumą gavo ir žiūrėsim, kiek jinai jam trukdys, nes labai buvo, taip sakykime, lauktas breakoutas iš jo. 11 rato gale gautas Bo Nix, ką sakyčiau, labai neblogai, nes prieš tai jau išėjo Drake May, Daniel Jones, po to išėjo Russell Wilson, ne Roman Wilson, Minčių po to. Tai jo, Nixas čia, sakyčiau, yra paskutinis toksai neblogas quarterbackas, kur aš tikiu, kad, ypač šitą mūsų formatą, kur mes labiau už interceptionus baudžiam, atsargus quarterbackas su daug labai patirties, kur, tikėtina, kad NFL ateis ir iš karto galės kažkiek žaisti padoriai, ta prasme, nepasidaryti gėdos, kaip mano Darnoldas, kur matė vaiduoklius su kitom komandom žaisdamas. Tai jo, Nixas turi upside'o ir aš irgi būčiau labai patenkintas šitų pikų, apart to, kad sutampa bye weekas su Richardsonu. Bet gal nereikės 14 savaitę jau Tautvydui ten kažko, bet... Ok, tada šalia Nixo padrafintas Jerome Fordas, labai gerai, labai geras value. Aš pilnai tikiu, kad jisai už Čabą gali būti po to ir vertingesnis, nes vis tiek Čabas jau ir vyresnis running backas ir grįž po labai sunkios traumos, tai kaip jisai sėkmingai iš ten grįž, tai dar mes pamatysim ir plus pass catching rolę tikriausiai Fordas turės šitoje komandai. Taip. 13 ratas berods Marshawn Lloyd, jeigu neklystu. Green Bay'us running backas, tai jo, jisai sezono pradžioj po traumelės, ar turėjo jisai berods kampę kažkokių traumelių ir tenais Emmanuel Wilsonas berods pradeda kaip antras running backas sezoną, bet tikėtina, kad eigoje Lloydas prisijungs ir ypač pass catching rolę, tikėtina, kad galėtų pasiimti nuo Jacobso, tai geras pikas. Adonai Mitchellas 14 raundo pradžioj, labai gerai, ypač prie Richardsono stekas, jeigu tenais abudu iššautų. Dar Lawrence'as su Brian Thomasu sustekinti. Ok, nice, čia tokie maži dalykai, kur sulipdai quarterbacką su receiveriu ir kad, jeigu tenais iššauna, tai iššauna. Aišku, čia kadangi paprastas tas redrafto formatas, kur tenais nėra pas mus kažkokių ten bonusų už daugiausiai taškų skorintų tą savaitę, arba nereikia konkuruoti labai dideliam turnyro formate, tai tas netiek yra aktualu, bet kartais visai faina ir man rodos, man yra čempionų lygos titulą taip ištempę kadaise Rodgersas su Davante Adamsu, kur turėjau jų steką ir ten finale berods labai abudu gerai sužaidė, tai praktiškai man ir laimėjo. Tai va, tai Mitchellas suporuotas su Richardsonu, tuo labiau geriau. Ir tada McMillanas, kur jau kalbama, kad laimėjo trečio receiverio Tampoj rolę. Ir kadangi Godwinas tikriausiai žais pagrindę slotę, tai jeigu kažkuriam iš veteranų receiverių kažkas nutinka, tai McMillanas turi galimai bus visai žaidžiamas žaidėjas. Ir tada paskutiniam rate Tyron Tracy, puikus pikas. Ir taip apibendrinant, turbūt vieni geriausių quarterbackų lygoje, jeigu taip pažiūrėjus, su turbūt daugiausiai upside'o netgi sakyčiau. Taip, top 3 tikrai quarterbackai lygoje, running backai vieni geriausių irgi lygoje, tokie 2, vienas labai geras, Walkeris, taip sakykime, man biškį ant klaustuko, bet dar yra gale nemažai kitų ir man netgi manau, kad gerai, turbūt flexinsiu Fordą pirmą savaitę, nes ten su tais rookie receiveriais gal biškį neramu. Ir tada, jo, sezono pradžia tikėtina, kad bus sunki,
nes labai daug receiverių rookie ir antramečių. 3 rookie receiveriai ir 2 antramečiai, tai kur vienas kapas veteranas. Amžiaus vidurkis turbūt pas tave toksai kaip ketvirtamečio gautųsi receiverių, bet jo, tai sezono pradžia bus sunki, bet tikėtina, kad kažkuris vienas ar du, jeigu išaus 2 receiveriai ir dar Edisonas sužais padoriai, tai čia gali būti rimta ir komanda, kuri daužosi ir pykstasi su visais, tai jo, tai čia viena iš tų sezono pradžiai bus prastesnė komanda, bet tikėtina, kad eigoj kils, tai taip sakykime. Na ir tai pakalbėjau apie visas komandas ir dabar galvoju, jeigu man reiktų išsirinkti vieną iš jų, tai pas Adomą puikus quarterbackai, elitinis tight endas, running backai ir receiveriai tokie. Ne, Adomo komandos neimčiau. Žygio geri tikrai quarterbackai, 2 labai geri receiveriai, geri running backai, bet tokie, dar irgi Žygio gal taip sakykime neimčiau. Rimvido, labai vienas geras quarterbackas ir tada sunkiau su antru quarterbacku, pusę velnio su running backais ir, taip, receiveriai neblogai, bet nestebuklai. Tai tendas, aišku, elitinis. Tada mano komanda be taitendo ir su antru quarterbacku silpnesniu. Tai iš pirmų 4 aš savo komandą visgi rinkčiausi galų gale. Aš pakankamai patenkintas. Justas. Man nepatiko quarterbackų pasirinkimai. Bowersas per anksti. Tai vėl, nesakyčiau, kad Justo komanda geriausia. Tuomet Arno man receiveriai netiek patiko ir running backai. Tai jo, su Arnu irgi nesikeičiau komandom. Tada Sergejaus, kur sakiau, kad labai panaši komanda į mano. Tai jo, šita faina komanda, bet irgi nesikeičiau. Davido komandos irgi gal neimčiau. Nes man per vėlai tie quarterbackai ir running backai paimti. Čia labai aišku stiprus koras ir fainas. Bet gera komanda. Eimanto tikrai neimčiau. Nes tie 2 taitendai man nukilino ir tai, kad nėra running backo antro. Eugenijus neturi quarterbacko antro. Ir ten kitur, gera sudėtis, bet nestebuklinga. Stepo komanda man patiko, man nepatiko quarterbackų pasirinkimai. Ok, čia faina komanda. Ir tada Tautvydo komanda, jei galėčiau turbūt antrai sezono pusėje pasimti, tada imčiau, bet ok, grįžtam. Tai imam komandą, kuri turi padorų taitendą, gerą taitendą. Gal ir Rimvido komanda, visgi taip sakyčiau, kad man labai patinka, aš ten labiau norėčiau daugiau, kad running back'o pačiam gali būtų buvę, tai man tas būtų labiau patikę. Ir tada Arno komanda, receiveriai man nebaisiai patinka, bet aišku labai stiprus running back'o koras, tai tendo nėra. Tai taip sakykime, Rimvido komanda, sakyčiau favoritų, tada Žygio, gal netgi į antrą vietą. Arba Adomo. Justo komanda faina. Arno Sergejaus. Stepo. Tai išskirčiau turbūt tik tai Eugenijaus komandą tokią, kur silpnesnė, bet šiaip tai jeigu geriausia pažymį rašyti, tai taip kaip nors, gal Rimvidui, man tas Čavontės pasirinkimas šitoje vietoje nukritimas labai patinka ir ten, kad tikiu, kad tu dar iš quarterbackų išspausi su treidu kažkokį dalyką, tai va, nepaisant mano kritikos ankstyvam taitendui, tai matosi, kad kažkur turi kitoje vietoje dar
šiokią tokį pranašumą. Nu tai va, tai tiek apie mūsų šitą draftą. Per ilgai aš čia šnekėjau, 1,5 valandos, tikrai nereikėtų tiek. Tikėjausi, kad jeigu kalbėsiu žodžiu, tai užtruks trumpiau negu rašyti, bet taip ir buvo. Tik tai tiek, kad gal rašant formą lengviau trekinti ir palyginimus kažkokius sudėti. Bet šiaip, apibendrinant, tai žiauriai lygi ta mūsų lyga. Sakyčiau, čempionų lygos drafte buvo daug daugiau tokių išskirtinumų, kur man kažkas patiko ir kažkas nepatiko. Tai overall, sakykim taip, kad liuks mūsų lyga, tikrai niekas neaišku, nebetinčiau nei kad kažkas tikrai pateks į playoffus, nei kad kažkas tikrai nepateks. Tai, jo, tai ačiū visiems už draftą, gerų sezono atidarimų varžybų šią naktį ir po to sekančių Brazilijoje, kur žais Eagles su Packeriais, turėtų irgi būti smagu. Tai linkiu visiems gero sezono, mažai traumų, o pergaliu tik tai, kai ne prieš mane žaidžia. Tai ir paskutinis dalykas, jeigu patiko, ką kalbėjau, ir norit kažkaip atsidėkoti už mano sugaištą laiką, kol aš buvau atsidaręs alaus ir blevizgojau apie šitą draftą, tai galit paaukoti Ukrainai ir jo, kad tiem, kuriems sunkiau sekasi, bent kažkiek galėtume padėti ir kad jiem būtų lengviau ir saugiau. Tai ačiū ir iki.